gyvenimo, ilgaamžiškumo receptas. Kaip tu, ką jisai pasakė? 99 metai. Žmogus filmus sveikatos. Kaip? Sako darbas. Kol galiu dirbti, esu laimingas. O kadangi dirbu daug, pašienauju, pats mėšlą iš... Paskau, kodėl su manimi taip Lietuvoje daug nelaimingų žmonių? O tiek sako, nieks nebenori dirbti, visi tik ilgą lietuką ir tos darbo etikos trūkumas iš tikrųjų tampa didžiausia depresijos. Taigi mes kalbėsim šiandien ne tik apie tai, kaip kaifuoti tada, kaip palangoj guli, bet ir apie tai, kaip kaifuoti darbo vietą. Kam tai būtų aktualu? Gerai. Ok. Įsiaiškinom, nuo ko startuos instrumentai. Mes naudosim taip vadinamą neurolingvistinį programavimą. Ar kas nors girdėjo, kas tai yra? Aha, girdėjau. Ir kas tai yra? Kas girdėjo? Kas žino, kas tai yra neurolingvistinė? Nu, kaip jūs suprantate? Nes tai yra tapo madada. Tai toks keistas pavadinimas, grėsmingas, toks ir NLP, ne? Bet jisai susidaro iš 3 žodžių. Neuro tai reiškia ką? Smegenys ir nervų sistema. Teisingai, nes visa laimė ir nelaimė, kur? Mūsų nervų sistema. Teisingai. Tu negali protu suprasti, kad tu esi laimingas. Teisingai. Tu gali tik suvokti per jausmus. Lingvistika tai yra kalba. Mokslas apie kalbą. Ir čia turime omeny ne tik žodžiai, bet smegenys naudoja tam, kad susišnekėti su savimi ir su kitais ką. Ir kūno kalbą naudoja simbolius įvairius, naudoja spalvas, viską. Lingvistika analizuoja, kaip kalba veikia smegenys ir atvirkščiai, kaip smegenys veikia kalbą. O programavimas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad smegenys, tam, kad funkcionuotų šiame pasaulyje, kūrė tam tikras programas, kaip ir kompiuteris, ir tos programos gali būti arba sėkmingos, ir tada mes naudodami gaunam gerus rezultatus, arba nesėkmingos programos. Ir kadangi programavimas vyksta kasdien, kas minutė, kas sekundė, bet dažniausiai mūsų smegenys programuos kaip nesąmonė. Teisingai. Ir, pavyzdžiui, nei mokykloje, nei institutė, niekur mūsų nemokino, kaip valdyti savo kompiuterį. Ar kažkas praėjo kursus gimdymo namuose. Taip, va, gimėjai, štai tai instrukcija. Manoma, kad smegenys Dievo duotos, taigi žmogus pats turi susitvarkyti. Bet mes žinom, kad 95% žmonių dėja nesusitvarko su savo smegenim. Kodėl? Todėl, kad tiesiog nežino, kaip tai padaryti. Bet gerai žinia, kad instrukcija yra ir mes nagrinėsim tam tikras strategijas, kurios leis mums geriau valdyti savo proto, atitinkamai ir laimės pojūtį galėsim patys savarankiškai žinoti. Šiandien 3 kg laimė. Ir užprogramuoju 3 kg. Ir užprogramuoju. Daugiau laimės. Ir dabar NLP, jeigu kalbėti apie patį mokslą, jisai nagrinėja 3 tokias sritys. Pirma sritis tai yra smegenų darbo. Kadangi dažniausiai mes net nesusimastom, kaip smegenys dirba, šiandien mes atskleisim keletą tokių mechanizmų, kurie vyksta mūsų smegenyse, nes kai tu žinai, kaip dirba smegenys, tada ką? Žymiai lengviau valdyti smegenys. Teisingai? Nes sutikit, ar tu valdai, ar tu nevaldai, valdymas vyksta. Jeigu tu nevaldai savo protų, kas vyksta? Protas valdo tave. Teisingai? Jeigu tu nevaldai savo emocijos valdo tave. Bet jeigu viską apkeičiam, tau duodamas pultas, duodama instrukcija ir tu pradedi valdyti savo smegenys, situacija keičiasi. Tada tu gali pradėti valdyti savo mintis ir valdyti emocijas. Taip? Antra dalis, ką daro NLP, ko jis užsiima modeliavimu. Žinau, kad 99% visų psichologinių mokyklų, jų yra labai daug, užsiima ką? Patologijos analizė. Paima psichiškai nelabai stabilų žmogų ir panalizuoja, kas ten pas jį smegenyse darosi. Ten taip viskas įdomu. Ir 99% visų straipsnių psichologinių yra apie ką? Apie patologiją. Apie neurozės, apie šizofreniją ir apie kitus dalykus. Kaip ir medicina, psichologai šventai tikėjo, kad jeigu nori duoti žmogui sveikatą, reikia panagrinėti ką? Ligas. Ir jie šventai tiki, kad liga ir sveikata tai yra priešingybės. Jeigu žinai apie lygą, darai kažką priešingai, bet ką? Ir tampi sveikas. Kaip atrodo, ar čia yra logikos? Jokios. Todėl mes žinom, čia yra gydytoja. Nėra gydytoja, ne? Aš baigiau medicinos akademiją, taip pat žinau daug gydytojų, kurie dėja nėra labai sveiki žmonės. Pastebėjote? Kaip taisyklė, gydytojai labai greitai miršta, labai sunkiai serga ir beveik niekuomet nepasveiksta. Kodėl? Aš 10 metų studijavau mediciną, nebuvau nė vienos paskaitos apie tai, kas yra sveikata. Bet mes žinojom viską apie ligas ir mums tai visiškai nepadėjo. Ir NLP yra
pirmas mokslas, kuris iš tikrųjų pradėjo domėtis ne ligoniais, o pradėjo domėtis tai žmonėm, kurie nepaprastai kažką gerai daro. Pavyzdžiui, yra žmogus, kuris labai gerai komunikuoja. Panagrinėkim, ką jis daro kiti. Yra žmonės, kurie tokie yra, atkaklus labai. Panagrinėkim, kokia pas juos yra strategija, kad jiems tai pavyksta. Panagrinėkim, žmogus milijonierius. Bankrutuoju, po savaitės gal multimilijonierius. Panagrinėkim, kas ten yra. Ir NLPistai pirmi pasakė tokią frazę, kurią asmeniškai man prieš 26 metus realiai pakeitė gyvenimą. Frazės skamba taip. Galite pasižymėti, gal ir jūsų gyvenimą kažkaip paliesti. Jeigu kažkas tai gali padaryti, tu irgi gali. Ir nors tai skamba gan drąsiai, bet idėja pati iš tikrųjų nebloga. Jeigu kažkas gali uždirbti pinigus, geriau negu tu, ir jeigu tu turi galimybę įsiaiškinti, ką jisai daro kitaip, tu ką? Gali išmokti tą patį. Nesutikit, kad turtingo žmogaus smegenys iš principų nieko nesiskiria mums. Ar žinai? Pjaustė milijardierių galvas, žinau, bet žiūrėjau, jokio skirtumo. Net pas jos smegenų mažiau dažniausiai. Bet tai yra drąsus ir jie pirmieji, ne pirmieji, bet jie pasiskolino iš kito dar drąsesnio žmogaus. Idėja, kad žemėlapis tai nėra teritorija. Atrodo banalus dalykas. Matė kas nors Kauno miesto žemėlapį? Ar kas nors matė? Matė, jo. Sutik, kad tai nėra Kauno miestas. Kad tai yra žemėlapis. Taigi žemėlapis rodo tam tikrus kelius, bet jisai šiek tiek iškraipo informacijos, kažką supaprastina, kažką išmeta, teisingai kažką dakuria, tam, kad būtų lengviau mums su to susidoroti. Ir viską, ką daro žmogus 100% laiko, jisai kūrė savo žemėlapius, smegenys, nieko kito nekūrė žemėlapius. Tam, kad būtų lengviau orientuotis šiame pasaulyje. Ir kol žmogus supranta, kad jo žemėlapis tai nėra teritorija, ir kol jisai supranta, kad kiek žmonių, tiek skirtingų žemėlapių ir visi jie tam tikra prasme yra teisingi, tol iš tikrųjų viskas tvarkoja. Visos problemos atsiranda pasaulyje, visi karai dėl ko? Kai žmonės pradeda mąstyti, kad žemėlapis ir yra teritorija. Arba dar sako, mano žemėlapis teisingesnis negu teritorija. Pasaulis neturi būti toksai, visi turi mylėti vienas kitą. Arba vieni sako, mūsų religija teisingiausia. Dievas tik tai mūsų myli, jisai mums davė know-how. O kiti ateik čia. Pradeda sako, kad ir pofik, kad mes nežinom tiesos. NLPistai tvirtina, kad tiesa yra mažiau svarbi negu nauda. Neieškoti teisingų arba neteisingų žemėlapių, o tiesiog savo paklaus, ar tai yra nauda ar ne. Tai todėl NLP, kaip ir bet kuris kitas mokslas arba teorija, yra kas? Yra melas. Yra tam tikras žemėlapis. Bet gera žinia, kad naudojant šitą žemėlapį, tegul jis šiek tiek melagingas, mes galim gauti daug naudos. Bet tam reikia. Okay. Ir trečias dalykas, dėl ko dažniausiai NLP ir bijo, ir tam sako, kad yra pavojingas dalykas, tai naudojama tam, kad daryti įtaką žmonėms. Įtaką. Bet esmė yra tame, kad hipnozę galima, aišku, panaudoti galbūt blogai tikslais, bet NLP, hipnozė ir kiti tokie transai naudojami kam? Tam, kad žmogui įvesti tokią būseną, kurioje kairysis pusrutulis su dešiniu, taip susibalansuoju, tada žymiai lengviau vyksta komunikacija tarp sąmonės ir pasaulio. Pasodykit žmogų taip, lygtais tai būtų žmogus brandas kažkokio laimės eliksyro. Suprantu, labai sunku reklamuoti laimės eliksyrus, kokią veidų išraišką tokia, ne? Todėl išgaukit iš to kūnų maksimum laimės, išorinių. Tai reiškia, pasodinkit tiesiai, akis kur į priekį, šypsena, monoslizos tenais, kvėpavimas turi būti normalus, ne? Nes tai bus nestatinis toks reklaminis produktas, bet bus toks dinaminis, gerai? O to, kai pasodinsit, priversit, skaisit, biškutį dar, biškutį ne, truputėlį galvutį, kaip ten nugaryti, biškutį argumentus, o dabar dar biškutį, taip, nereikia rankų kryžiuoti, taip, neatsiminti. Ir po to paprašykit, kad žmogus papasakotų savo istoriją. Įsivaizduokit, jau jisai pas Petrą prisistatė. Sako, ofik, pakalbėkit, kad tu svajoji po 8 kartus per dieną, nesvarbu, kad neturi ten, gerai? Tai prašau. Jo, 5 minutės. Jūsų užduotis pamodeliuoti žmogų taip, kad jisai būtų tikrai brandas, laimingo žmogaus brandas. Ir paprašykite iš jo, kad jisai papasakotų apie savo laimingą gyvenimą taip, kad būtų mūsų atradimų NLP. Pasirodo, emocijos, jos ne tik tai būna kūne, bet ir jos turi kryptį. Ir yra 3 variantai krypties. Gali būti va taip suptis,
gali va taip suktis, o gali va taip suktis. Nu ir aišku, gali pagal laikrodžio rodyklę, pagal šitą. Ir ką žmogus nesupranta, kad tai sukasi, bet jūsų užduotis tikrai dabar pamėginti surankat. Jeigu jūs sakėt čia, vat pas jūs labai gerai, vat sukosi, vat, o, aha, va taip. Reiškia, iš mano pusės yra pagal laikrodžio rodiklį. Taip? Pamėginkit pas save, nes rankai leiskit, o, pažiūrėk, ką aš to pamėginsiu, laim. Pas mane va taip sukasi. Ir tokiom bangom. Gal kažkam kitam. Visi paimkite rankas ir atsakykit savo klausimą, kur jums su. Kažkam va taip sukasi, ne? Aha. Kažkam. Labai atsisuku, man nesisuka. Sakai, kur nesisuka? Va čia nesisuka. Aha. Ir kaip nesisuka? Nu, va taip nesisuka. Sėkit situaciją, būt labai laimingi. Pamatykit ryškiai, išgirskit ir su ranka pradėkit vedžioti taip, kaip jums sukasi va tam. Aha. Ir po to pamėginkit greičiau sukti ir pasižiūrėkit, kas keičia. Dažniausiai kvėpavimas kitoks darosi, intensyvumą padidinkit ir po to lėčiau pamėginkit. Ir vėl stebėkit, kaip truputėlį keičiasi suvokimas to. Po to vėl greičiau, po to vėl lėčiau. O dabar pamėginkite kitą pusę ir pabūkite dabar laimingi, jokio šansų.